Ir čia dar visi kita. Ir čia 3 eurai. Arba buvo išpardavimas, arba masinės kiniškos gamybos. Tai va, megzti batukai, bet 3 eurai. O čia buvo, galvojau, wow, bet gal buvo tiesiog visiškas pilnai išpardavimas, kad nebūtų. Tai va. Paskaičiavus, kad jeigu norėtų žmogus gauti atlyginimą, sakykime, 700 eurų į rankas, apie 1100 turi būti, apie 1100 su visais mokesčiais, jeigu su visų marketingu, tai turi parduoti į mėnesį, kas čia, 10 tūkstantį, ne 100, nesakau 1000. 100 tapukų turi per mėnesį parduoti. Jie turi dar ne tik tapukus, bet ir daugiau visokių dalykų. Bet taip, pasiėmiau vienus tapukus ir tu turi parduoti 1000 jų. 1000. Turi jų parduoti 100, kad tu galėtum savo atlyginimą turėti, nekalbant apie marketingą ir visus kitus dalykus. Tai jeigu mes paimtume marketingą ir mes kitą reikėtų Excelį pasidaryti, kur susivedė, susiskaičiuoja, gal reikės vėliau įdomumo dėliai, bet tai va, tai toks